Sveiki visi, čia Žlovas ir šiandien filmuojam dar vieną epizodą, tai yra dronų skraidymas FPV. Taigi šį kartą turiu naują pultą valdymo, Jumper, vadinasi Jumper T-Pro, Jumper T-Pro, kaina 9 eurų buvo ir jis yra žymiai modernesnis LRS pultas. Tai šį kartą biškį bandysime prasitreniruoti skraidymą. Ir toliau žiūrėsim, ką toliau darysim, gal lenktyniausim. Taigi aš kadangi buvo neseniai kalėdas, tai aš įsigijau naujus akinius, kurie turi DVR, tai reiškia galima filmuoti. Ir parašykit komentaruose, ar jūs norėtumėt pamatyti video, kaip aš skrendu su savo realybėj, su savo FPV dronu. Bet kadangi dabar yra žiema už langą, tai nelabai išeitų dėl saugumo. Ir be to šiaip man dronas dabar kaip ir remontuojamas yra. Tai kai susiremontuosiu, norėtumėt pažiūrėti. Šiaip aš turiu kelis video dabar nusifilmavęs, bet galiu aš jums turbūt ir parodyti. Tai jeigu dabar matysite video, tai aš aiškiai kėliu, o jeigu ne, tai ne. Taigi, tai ką čia dar papasakojus, tai turbūt kaip ir viskas apie tai ir toliau galim tiesiog skraidyti. Tai dabar galiu papasakoti apie savo pultus. Tai mano pereitas pultas buvo FlySky. Kaip kažkada jau esu minėjęs, kažkuriam video dabar nepasakys ką. Tai FlySky nebuvo pats geriausias pultas, nes FlySky naudoja labai seną protokolą. Tai yra 2014 metų, 10 metų senų. Nu, dabar jau 11 metų senų protokolą, nes 25 metų. Tai FlySky nebuvo geras, dabar aš naudoju kitą pultą, tai yra Jumper T-Pro, kaip minėjau video pradžioje. Ir šitas pultas yra žymiai modernesnis, jis yra LRS. Dabar, ko yra ypatingi LRS pultai? Tai LRS yra viena naujausių sistemų. Tai yra 2019 metų sistema kažkur. Ir LRS LRS turi savo komandą, kuri nuolat keičia pultus ir LRS nuolat atsinaujina pultai. Tai LRS yra modernus. Modernus pultai. Aš galiu va čia parodyti nuotrauką, kaip atrodo mano pultas. Jis turbūt mato dabar. Tai jo, tai jis yra brangesnis negu man prieitas. Ir žymiai modernesnis, nes LRS gali toliau nuskristi dronus. Mažesnis atsilikimas yra, lengviau valdyti. Ir aš ką tik į elektros laidą atsirinkiau, nežinojau, kad čia taip yra. Palaukit, čia tikrai taip yra. Kad čia į elektros laidą, palaukit, per tą žaidimą. Čia tikrai galime elektros laidą atsirinkti. Ir vėl nesugiau. Nu, aš nieko nepaliečiu. Palauk, gal čia tiesiog kiaurė praeina. Jo, šitas pultas yra man žymiai labai patinka, nes yra modernesnis, lengviau valdosi. Tai jo, tas pultas dabar kyla klausimas, kiek jis gali max pasiekti nuotolį. Tai max gali pasiekti 5 km kažkur, bet tai priklauso irgi nuo sąlygų, ar nėra kokių kliūčių ar nieko. Ir tai, manau, yra visai gan nemažas kiekis, nes vis tiek skraidydamas su FPV, tu vis tiek 5 km tu neišvystysi, nes FPV yra gan sudėtingas skraidymas ir šiaip jis labiau yra skirtas FPV sportas, yra skirtas labiau triukam, bet šiaip yra iš tikrųjų įdomus sportas FPV.
Tai rašykit komentaruose, jei norėtumėt pamatyti pavasarį galbūt ir anksčiau, čia priklauso nuo oro sąlygų. Norėtumėt pamatyti, kaip aš nufilmuočiau tokį kaip vlogą, nežinau kaip vlogą, gal pamatyti, kaip aš skrendu tiesiog. Šiaip aš galiu, kaip minėjau, parodyti, įkelti video, kaip aš maždaug skridau. Aš tada pasistengčiau galbūt geriau paskraidyti. Galbūt kažką papasakočiau dar apie savo droną, nes aš savo droną nesiniai ir motors pasikeičiau į modernesnis. Jeigu turit klausimų apie mano droną, galite klausti, arba šiaip. Aš apie dronus šiek tiek dabar FPV nėra, kad labai išmanyčiau kažką, bet jau tikrai daugiau išmanau negu seniau. Tai jeigu norit ir jūs perėti į FPV sportą, tai tiesiog turit gerai pagalvoti. Bet šiaip aš rekomenduoju FPV sportą, tai žinokit tikrai rekomenduoju, nes tikrai įdomus sportas. Netgi yra FPV lenktynės. Žadu dalyvauti, galbūt ateityje. Bet šiaip FPV yra gan įdomus sportas. Jis man iš pradžių buvo labai sudėtingas, dabar jau biškai permokysius. Jeigu jūs galvojate, kad yra man sunku skraidyti, tiksliau, jeigu jūs galvojate, kad čia yra labai sudėtinga, netaip pasakiau, tai žinokit, nėra taip sudėtinga, kaip atrodo, nes jeigu išmoksite pagaunti tą sistemą vadinamą, arba kaip čia tas dalykas vadinas, ritmą tokį pagauni, svarbiausia, kad neišbalansuotų iki medžiai. Seniau man būdavo taip, kaip skrendu su FPV, man būdavo taip, kad atsitrenkdavau, pavyzdžiui, į medį kokį nors šaką, nepademonstruoju taip gerai. Pavyzdžiui, atsitrenkdavau taip į šaką, taip ir aš iškart nukrisdavau taip, nes aš įsigasdavau tiesiog seniau, nes... O dabar aš esu išmokęs, kad kai skrendi su FPV, jeigu tu atsitrenki kokį nors šakelį, tau dronas toliau normaliai skrenda, reikia nepanikuoti. FPV svarbiausia, kai skredi su FPV svarbiausia yra išlikti ramiam, nepanikuoti ir nedaryti tokių staigių judesių. Nes aš prisipažinsiu, aš gal per simuliatorių nedarau, bet realybėje tikrai darau tokių judesių, tikrai kartais darau. Ir čia yra mano klaida. Dabar stengiuosi aš, dar turiu vieną, stengiuosi ką mažiau daryti, dar turiu vieną, kaip ir pasakymą čia visiems, ir tie, kurie turite, ir kurie žada turėti FPV, ir kurie. Jeigu, pavyzdžiui, jūs skrendat su FPV, matot, kad jūs nepralysit, jūs nesistenkit per prievartą lystis. Jūs tiesiog apsisukit, grįžkit atgal, ir tada vėl bandykit lysti pro tą tarpą. Va ir maždaug šitai. Jeigu būdami per FPV, nesistengit, jeigu matot, kad taip skrenda greitai nepralysti, tiesiog apsisukit, ir tada vėl bandykit lysti. Tai tikrai nuo to blogiau nebus. Nes jūs tada išvengsite tikimybės sugadinti savo droną, susimušti, nes su FPV gali labai lengvai prisižaisti. Aš esu ne vieną ką prisižaisti, esu motorų sudeginęs, esu propelerius sulaužęs, bet čia yra normalu. Kol išmoksti. Dėl to FPV yra gan brangus sportas, bet yra įdomus sportas, nes tu užsidedi akinius ir tu matai, ir tau atrodo, kad tu esi grynai drone. Bet ir jis yra gan, ir jis nėra labai jau sunkus, bet išmokti, tai jeigu nori, tai rekomenduoju simuliatorių žaisti tokį, kaip dabar aš lift-off žaidžiu. Freestyle dronas. Šiaip race dronai yra, taip padamas, race dronai turi baterijas apačioje, kaip matot, apačioje baterija. O yra dar freestyle dronai, tokie, kuriuos aš dabar turiu, nes aš neseniai nusipirkau naują rėmą. Yra freestyle dronai, kurie turi bateriją viršuje. Tai jie yra, viršuje baterija, aš manau, yra ir geriau netgi, nes geriau išlaiko. Apačioje baterija yra gerai to, kad freestyle, ir aš ką nusipirčiau. Freestyle, lenktyniniai, atsiprašau, dronai yra, jeigu apačioje baterija, nes jie, ta baterija tarsi stumia, tai droną, tai čia reikėtų man pasidomėti, biškai. Bet aš siek manau, kad dronai, jeigu baterija yra viršuje, geriau laiko. Nes mano dabartiniam dronė baterija viršuje yra. Aš manau, kad tada ir geriau laikos baterija. Jeigu viršuje, nes... tą jie noriu pasakyti. Ir dar, kaip su dronu skraidyti reikia, tai su FPV, tai reikia žaisti simuliatorių, būtų geriausia. O jeigu norite realybėje, jūs nesate gyvenime laikę pulto rankos, nesate skraidę su FPV, tai aš rekomenduoju, jeigu norit pradėti skraidyti, aš rekomenduoju jums skristi su angle modu.
Arba čia kaip yra per tą simulatorių Horizontal, kad jis išlygina ir jums... Nežinau, kad čia per žaidimą galima, su Horizontal modu galima daryti flipus, bet realybėje tai tu negalėtum daryti flipų. Akro modą jungti į pirmą kartą realybėje nerekomenduoju, nes jūs greit susipulsit. Jūs galite pakilti apie viršų, įskristi ir tada reikės, nes realybėje yra biški sunkiau negu simulatorius. Bet simulatorius šitas yra labai realistiškas iš tikrųjų. Ir su FPV skraidyti yra ką veikti iš tikrųjų. Reikia išmokti, tiesiog aš pats irgi nesu labai geras profesionalas, o per simulatorių tai galite ir iškart su akru skraidyti. Aš manau ir būtų gerai su akru skraidyti per simulatorių, nes ir simulatorius iš tikrųjų išrekomenduoju jums daug žaisti simulatorių, nes iš tikrųjų simulatoriai labai padeda FPV. Aš skraidžiausi per simulatorių ir realybėje dabar panašiai skraidau, tokias gal per simulatorių drąsiau skraidau, nes realybėje vis tiek yra biški baisiau yra negu simulatorių, nes simulatorių tu vat gali taip susitrenkti. Aš kadangi esu dabar pasidaręs God modą, tai aš galiu susidaužyti savo droną kiek noriu, man niek nebus dronų. Damage negaunu. Tai per simuliatorių, bet čia žiūriu, čia gali vėliau. Čia biški nežinau, kaip per tą game, kai tu atsitrenki į elektros stulpą, aš nepataikau nieko. Ir dabar kaip reikia suvaldyti droną, tai reikia mokėti reguliuoti greitį. Aš pats esu irgi nesu labai geras profesionalas, bet aš atrodo žinau, bet aš realybėje to nedarau, va čia ir mano problema. Kodėl čia yra altitude, čia nesakalna. Žodžiu, jeigu norit skraidyti, suvaldyti greitį, tai jūs turite droną, kai skrendat, matote ten apačiai, kur yra mano greitis, ten tas apačiai. Tai čia yra mano greitis, ir jeigu norit reguliuoti greitį, jūs turite pabiškį leisti ir pabiškį kelti. Kartais atrodo, žmonės, kurie man ir taip pat buvo, kaip pirmą kartą paėmė į droną, ir kai tai manai pakeltą greičio gazą, tau kartais atrodo, kad tas dronas atsitrenks, bet čia yra tik vis tokia iliuzija, nes neatsitrenks. Būna aišku, kad atsitrenks, čia besmėgienis dar kažkoks, bet čia gali paimti. Paėmė. Kartais atrodo tokia iliuzija, nes pavyzdžiui, atskrendi prie namą ir tu atrodo, kad pakelsi, tavo atsitrenks, bet čia yra iliuzija, nes reikia tiesiog tokio gazą paspausdinti. Bet šiaip gazą reikia to lygiai laikyti, nes aš pats prisipažinsiu, nelaikau kartais to lygiai gazą, bet čia yra mano problema. Klaida tiksliau. Ir žodžiu, jeigu išmoksite skraidyti su FPV, tai tikrai smagus dalykas, nes jūs galite ir pinigus uždirbti. Aišku, aš pats nenoriu to, neplanuoju to daryti verslo iš dronų. Bet ką čia žinosi, gal ateityje ir padarysiu. Nežinosi. Čia bandau nusileisti, nelabai pavyko. Sakau, nesu labai geras dronis, bet nesu labai blogas. Lyginant su seniau, tai tikrai yra progresas, Nes seniau tai aš nemokėjau, nekai elementarių triukų padaryti, dabar sugebu. Tai tiek apie dronus. O apie mano FPV dronus, tiksliau, o taip apskritai, tai... Dar vienas dalykas, kas daugam taip yra turbūt ir man tai buvo, kad nelyginkit niekada save su kitais. Jeigu jūs matot simuliatorių, kad ten profesionalas skrenda su dronu, ten visokius ekstremalius triukus davo taip dar, aš net pats nemoku pademonstruoti, nes nemoku dar profesionalas, nes tai nelyginkit save su kitais, jūs esat jūs ir jeigu jūs skrendat taip, tai reiškia, čia jūs tai skrendat jūs. Neturit jausti kalties, kad kitas moka geriau negu jūs, nes aš, pavyzdžiui, seniau taip ir dariau ir man netgi pablogėjo skraidimas. O dabar, kai nebelygint, tai man jau apšė dzin yra. Svarbiausia, kad moki kažką padaryti. Čia yra svarbiausias aspektas iš tikrųjų. Nelyginti save su kitais, jokioje gyvenimo situacijoje nedarykit tokių dalykų, kaip lyginam save su kitais. Aš pats irgi prisipažinsiu kartais save lygint su kitais. Bet nelyginkit, čia yra svarbi esmė. Ir dar kitas dalykas yra skraidimo vietos, tai neskraidykit savo droną prie geležinkelių, nes paskui, kai mane vienkart policija nebaudavo. Aš baudos negau, bet pasakė, kad neskraidyti. Tai čia irgi labai svarbus aspektas, ir mano virto. O toliau, neskraidykit prie geležinkelių. Skraidyti galite atokiau, rekomenduoju. Miestį irgi rekomenduoju neskraidyti, nebent turit mažą droną, ten kokį Meteorite droną arba Cetus Light dronų, kurie yra labai maži FPV. Cetus Light naudoja sistemą, ten yra, kokį ten užmiršau. Žinau, kad Meteorite naudoja LRS, o Cetus Light naudoja
Užmiršau. Ten yra, žinau, ne Fly Sky, bet ten kitokius. Nu ką, račiu užmiršau. Nupirkti kaip musėm nusipirkti. O toliau tai mėgaukitės skraidimu, saugokitės nuo vandens, nes aš darau klaidų. Aišku, rekomenduoju jums, jeigu norite per žiemą, per sniegs, tai nedarykit mano klaidų, nes aš dažnai darau ir nesnei susigadinau savo drono vaizdo plokštę VTX. Susigadinau ir greičiausiai jo nepataisom. Gal ir pataisys, nes aš nusinčiau tokiam žmogui. Tai neskraidykit per lietų, arba jeigu norit skraidyti ir saugokite sniegą. O jeigu norit skraidyti per lietų, saugokit sniegą, tai tada jūs gali tada užsidėti silikoną. Kaip tik dar turiu, galėčiau parduoti. Bet šiaip. Bet šiaip tai sakau. O taip tai aš rekomenduoju iš vis galbūt neskraidyti, nes silikonas gali nepadėti, nes aš atsijungiau, užsidėjau silikoną, aš kai kritau su dronu vandenį, man padėjo, bet vaizdo plokštė buvo blogai apsaugęs, dar seną turėjau, tai korozija prasidėjo. Tai teko mest lauk, nes labai lagino vaizdas per akinius. Ne, lagino susirginėjo labai vaizdas, labai susirginėjo. Pasirodo korozija. Tai rekomenduoju tiesiog, iš vis gal net neskraidyti. Jeigu matot, kad lietus sniegas, rekomenduoju gal net neskraidyti. Rekomenduoju skraidyti, nedarykit mano klaidų, aš čia jums patariu iš tikrųjų. Su FPV, nes FPV yra labai atviras elektronikos, labai yra. Su didžiai dronu galit skraidyti per lietų, nes nors irgi nerekomenduoju, bet elektronikas netoks atviras. O FPV galima aišku pasidaryti ir kitoks elektronikas. Bet šiaip iš tikrųjų gan įdomus sportas, aš tikrai rekomenduoju, nes dabar girdėjau kariuomeniai dabar jau yra FPV dronai, aš ir nežinau, kas bus, jeigu šilavai kris, sudegs. Tai jo, šiaip, kodėl dar FPV yra gerai, nes man kodėl patinka FPV, nes tu gali kiekvieną detalį realiai pakeisti. Ir FPV nėra brangus pats dronas, bet aišku, jo išlaikymas brangus, jeigu tu dažnai skraidai. Ir FPV man patinka, kad tu gali programuoti, gali kiekvieną detalį pakeisti, tas yra labai didelis privalumas. Tai jeigu sugenda kokią nors detalę, pavyzdžiui, jeigu sugenda motoriukas koks, tai tu gali naujus sakyti, jeigu ir firmins, jeigu nefirmins, tai biškai suvargsi, bet galbūt irgi. Jeigu nefirminsi, tu biškai nerant, tada rekomenduoju 4 pakeis, nes biškai daugiau kainuos, bet rekomenduoju tada firminį. Bet šiaip sakau, FPV yra įdomus sportas, aš tikrai rekomenduoju. Bet aišku, ir yra ne tik įdomus, bet ir biškai kerta per kišenį tas sportas. Jis yra gal brangoks, dėl to daugama žmonių yra pasišalinę iš FPV, nes per brangus, galimybės neleidžia. Aš tai šalins kol kas neplanuoju, nes buvo aišku tokių minčių, tokios krizės užėjus, kai norėjau pasišalinti, bet iš FPV sporto. Bet aš manau, kad jeigu aš pasišalinsiu, aš būsiu bailys, kitaip tariant, bailys. Nes pasišalinti iš FPV sporto čia būtų kaip pasidavims. Reikia nepasiduoti tiesiog. Veikti kaip gyventi kaip nori ir nepasiduoti, skraidyti, nelyginti su kitais. Čia yra svarbiausi aspektai. Nelyginkit save su kitais. Jūs esate išskirtinis. Jūs esate išskirtinis tiesiog žmogus ir nepakartojamas. Tiesiog. Čia yra toks man požiūris, kurio aš prisipažinsiu, labai dažnai nepasinaudoju tokio požiūrį. Bet jį naudoju sakydamas jums. Tai ką aš norėjau pasakyti su šito video, tai apie FPV, tai viskas pasakiau apie savo droną. Ir pasakiau, kad nelyginkit save su kitais. Ir galėsite ir mėgaukitės sportą FPV, nes FPV yra įdomus sportas, kuris reikalauja mechaninių sugebėjimų, greitos reakcijos. O tą reakciją išugdyti, tai, o kaip reikia reakciją išugdyti, tai tiesiog reikia žaisti simuliatorių, nes kitaip neišugdys. Žaisdamas simuliatorių, tai tikrai padeda simuliatoriai ir rekomenduoju nusipirkti Lufthoffą, nes yra gan geras simuliatorius, 15 eurų kainuoja kažkur. O jeigu jūs neturit pinigų FPV, tai rekomenduoju iš tada pirkti po kelias detalės ir taip susirinksit savo droną. Arba rekomenduoju jau sustatyti.
droną. Aš taip pirkau sustatytą jau, bet nesiniai pasikeičiau rėm. Bet mano naujas rėm pakeitimas tikrai pagerino galimybės, nes man motoras labai vibravo. Ai, tiksliai šitas dronas, kur dabar skrenu per simuliatorių, yra padarytas pagal mano dabartinį droną, tik tiek, kad rėmas čia yra jau nebe toks ir baterija dabar ne to vietoje, tas rėmas man dabar žymiai didesnis ir čia reikės pasikeisti turbūt. Bet maždaug galimybės tai gal ir panašios. Motoriukai nežinau, kas čia yra per tokie, čia toks kiniški gal. Nes teoriškai visi detalės kiniški. Tai norėjau tiek pasakyti šiandien, tai... sorry. Tai ačiū, kad žiūrėjot, laikinkit, subscribinkit ir rašykit komentaruose, ar norėtumėt pamatyti video realybėje, kaip skraidau su FPV. Šiaip dar turiu kelius video nusifilmavus, aš sakau, galėčiau įkelti, jeigu jūs tik norėtumėt. Tai prašau, komentuokit, ar jūs tikrai norėtumėt. Tai, kaip sakant, gerų skraidimų. Tikrai rekomenduoju. Ir mano tikslas yra jumis priversti skraidyti, sužavėti bandau. Na, jis aišku, priima patys sprendimus, bet tikrai rekomenduoju. Simuliatorius gal tiek neparodo, kiek ir realybėje įdomu. Tai gerai, ačiū žiūrėti ir viso gero.